Viena bendrovė per vieną dieną pabrango 15,7%, jos ketvirčio pajamos per metus išaugo daugiau nei 4 kartus nuo 9,3 iki 41,46 milijardo dolerių. Per kelias minutės peržiūrėsime dvi didžiausias vakarinos naujienas ir akcijos, kurios vakar labiausiai brango ir labiausiai pigo tiek JAV, tiek Europoje. Tai žiūrėkite video iki galo. Ta bendrovė Micron, ji gamina atminties lustus, be kurių neveikia nei vienas telefonas, dirbtinio intelekto serveris ir panašiai. Jos vieno ketvirčio pajamos 41,46 milijardai dolerių. Kad būtų aiškiau, tai panašaus dydžio suma kaip visas Lietuvos metinis valstybinis biudžetas. Iš vienos bendrovės per vieną ketvirtį. Dar daugiau, Micron klientai jau iš anksto įsipareigojo pirkti lustus už 22 milijardus dolerių. Kodėl tai liečia jūs? Nes ta pati atminties stoka, kuri kelia Micron pelną, kelia ir kainas parduotuvėje. Man atrodo, už tokį daiktą prieš metus teko mokėti apie 105-115 eurų, dabar man atrodo tai kainuoja 200. Tai praktinis pavyzdys iš gyvenimo. Ta pačią dieną Apple pranešė branginantį kompiuterius ir planšetės 15-25%. Apple akcijų kaina krito 6,1%, o bendrovės vertė per vieną dieną sumažėjo maždaug 275 milijardais dolerių. Priežastis tie patys atminties lustai, kurie kai kur pabrango 90-95% per vieną ketvirtį. Taigi matome dvi tos pačios monetos pusės, kas gamina lustus uždirba, kas jos perka, kelia kainą pirkėjų ir irgi uždirba. Štai kodėl ta pati diena rinkoje gali būti ir gera, ir bloga žinia tuo pačiu metu. Viskas priklauso nuo to, kurioje tos tiekimo grandinės pusėje stovite. Bendras vaizdas buvo prieštaringas. Dow Jones indeksas pakilo 0,14% iki rekordo, S&P 500 liko vietoje, Nasdaq 100 krito 0,46% jau ketvirtą dieną iš eilės. Pinigai tarsi bėgo iš didžiųjų technologijų ramesnius sektorius. Jei toks vienos dienos kontrastas jūs nustebino taip pat kaip ne, tai spustelkite like mygtuką, jeigu dar to nepadarėte, tai vienas iš būdų prisidėti prie šio kanalo augimo ir jis jums kainuos tiesiog kelias sekundės. Tai ačiū Jums. O dabar kas labiausiai judėjo vertėje, kurios akcijos? Labiausiai pabrango Acuity, vidutinės kapitalizacijos JAV apšvietimo ir pastatų valdymo bendrovė net 21,8% po stipraus ketvirčio. Antra vokiečių Bayer didelės kapitalizacijos bendrovė pabrango 17,3%, tai didžiausias jos vienos dienos šuolis nuo 23 metų, kai JAV aukščiausiasis teismas apribojo ieškinius dėl jos herbicido. O kas labiausiai atpigo Apple, pati didžiausia pasaulio bendrovė krito, viena didžiausių pasaulio bendrovių krito 6,1% dėl jau minėtų kainų. O smarkiausiai krito kelionių platforma Trip.com, didelės kapitalizacijos bendrovė atpigo 12% po nuviliančios ketvirčio prognozės. Ką iš to gali pasiimti žmogus, kuris dar tik svarsto pradėti investuoti, tai pasidomėti atpigusiomis akcijomis plačiau, ypač jeigu investuojama long term, ir kad viena atskira akcija per dieną gali pajudėti 12 ir 22%, todėl pradedantysis dažnai renkasi ne vieną akciją, o mažų mokesčių indeksinį ETF, kuris iš karto apima šimtus bendrovių. Detalę analizę su konkrečiomis tikslinėmis kainomis, reitingų revizijomis ir analitikų pavardėmis rasite aprašyme arba member skiltyje. Ten pat rasite daugiau labiausiai brangusių ir atpigusių vertų dėmesio akcijų su konkrečiomis prognozėmis. Taip pat galite gauti 20 akcijų susikūrus brokerio paskyrą ir pradėjus investuoti su Freedom 200. Turi plačiau apie brokerio Welcome akciją ir dovanojamas akcijas ir daugiau apie brokerio siūlomas finansinės paslaugas rasite jų svetainę paspaudus nuorodą aprašyme, ten galite ir užsiregistruoti. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.